Tai, ką rodo princesė, nutiko iš tikrųjų garsiai country muzikos atlikėjai. Filme pasakojama istorija yra susijusi su psichiatrinė ligoninė, kur kitaip vertinami žmonės ir normalus žmogus, kuris gyvena šiek tiek fantazijų pasaulyje ir mėgsta prisistatyti ne savo vardu, o išgalvotą asmenybę, yra staiga laikomas ne visiškai sveiku ir uždaromas medikų globai ir gydomas elektrošoku. Filmas tikriausiai paskatins pagalvoti, ką reiškia būti normaliu žmogum ir koks yra normalus žmogus. Prinsessa auttaa. It's not so much about the mental hospital in a way. I think it's very much about that person called Princess here, who has been affecting so much about the community outside the mental hospital, that she's not just a patient, but a person who affects a lot to the people. Everybody knew him, and she was not just a sick person, but so much more. Mes atradome jos filmą Princesė Talino kino festivalyje, kur Katja buvo pripažinta geriausia juodųjų naktų aktorė. Ir po to, kiek vėliau, jinai gavo pagrindinį apdovanojimą Suomijoje Jussi kaip geriausia Suomijos kino aktorė. Kai prodiuseriai pristatė Princesę rodymui, tai visi tikėjosi, kad tai bus eilinis mažas filmas mažom salėm, o jis staiga šovė iki pačio pelningiausio metų filmo 2010 metais ir buvo vienas iš populiariausių. Ir aišku, jį pastebėjo festivaliai, pradedant nuo Monrealio, ir po to jis pradėjo keliauti ir taip atsidūrė Vilniuje. So amazing that we made that film 1.5 years ago, and of course, like always in Finland, when you make a movie, there is not so much money and everything is. We've been really busy, and now it's so amazing that there is really a real film, and they even show it here, and it's wonderful. I hope that there is as many people as possible who will see it. It's really interesting. Mums tai pasididžiavimas, kad Katja rado laiko ir atvažiavo. Aš galvoju, gal ir jinai ir nėra čia labai žinoma žiūrovams, bet tikrai buvo siurprizas tiems, kurie susirinko į seansą ir net nežinojo, kad pagrindinė aktorė atvyks. Manau, kad jie labiau įvertins šį jos pristatymą, jos netikėtą vizitą po filmo, kai pamatys, kokio stiprumo tai yra vaidmuo. It would be so nice to have audience from Vilnius, and I hope that everyone who knows about that will come, because I'm sure that you don't see so many Finnish films here. So welcome.